nauji mega proteininiai pietūs. Šiandienos meniu varškėčiai. Šiam mega receptui mums reikės 200 gramų varškės, kiaušinio ir miltų. Važiuojam. Yeah, that's weird, but... Dedam 100 gramų. Lygiai. Wow. Nors to nesakė receptas. Maišome. Turi gautis tokia tešla. Važiuojam. Nu va, instantly. Visai kitoks vaizdas. Simam pusę varškės nuo pirščiukų. O, toks vat gavosi. Galima karpyti. Buvo rekomenduota pjaustyti mažais gabaliukais, nes ale taip skaniau. This is what I do. Va tokie vat. Aš juos preferinčiau va tokios labiau formos. Galvoju, gal reikės to ir užsiimti. Ir aš norėčiau, kad visi plius minus va šitaip atrodytų. Užkaičiu vandenį. Reikės jį įmesti. Tada pradeda kilti. Paverdi 3 minutes. And you're good to go. Vandenėlis užvirė. Metam. Tikiuosi jie visi nesukips tarpusavyje, bet įtariu potencialo tam yra. Laukiam, kol iškils. Pelė kaip greitai iškilo. 3 minutės. Omaga, 3 minutės. Jau kaitinu tenai, reikia apkepti. Raustinam. Kažkaip pagalvoju, kodėlgi be čilio aliejus. Kaipgi be jo. Eilinį kartą skubėjimas pričiupo mane už šiknos. Nieko, gal dar viskas bus gerai. On chili oil. Padažas. Grietinėlė, jogurtas, grybai, prieskoniai. Aš šiaip labai norėčiau įdėti miltų, bet aš bijau, kad aš sugadinsiu. Dabar jie biškį parestins kartu su padažu ir galima valgyti. Taip, va čia vat skaniai pas mane, pas man ta biški kitaip, kukliau. Bet va taip, va čia skaniai pas mane. Ok. That actually cool. Ypač su padažiuku taip pat. Pelė kaip gerai buvo.
Tikrai 100% kartosiu šitą receptą. Vertinimas 9,5. Actually, su grybų padažu tai buvo... Paragavau atvėsusi, be nieko. Nothing special. Tai rekomenduojama valgyti juos šiltus. Ir su grybų padažu. Ir šiandienos mega proteino receptas. Čia yra vištienos faršas su prieskoniais. Obviously. Prisiminiau, kad reikia filmuoti tada, kai jau pradėjau gaminti. Dar mums reikės kiaušinių. O daugiau fantazijos reikalas. Tai įsijungia fantazija. Principas yra toks. Mes paėmam faršą. Jame padarom, nežinau, duobutę. Įdedam kiaušinį. O kaip dabar reikia antrą dalį uždėti? Ir cream cheese'ą. Not sure. Not sure. Kas jeigu jį apvynioti ir tada įdėti taip ir uždėti on top. That looks terrible. I'm sorry. Nežinau. Gaunasi vat kažkas tokio. Savartynas, vienu žodžiu. Nors gražiau reikia paskirstyti. It doesn't work. Gerai, dėsiu taip. Honestly, nieko baisesnio gyvenime jaučiu nesudaręs. Šiaip įdomu, ar breadcrumbsai biškelį pagerintų situaciją ar ne, tai gal pabandysiu vis tik. Yra kaip yra, bus skanu bet kokiu atveju. Bet padažą dėl viso pikto padarysiu. Galvoju, kad panko kramsai pas mumis senokai stovi, reikia panaudoti, tai tesaugo. Kaip sakoma. Ui, back. Why you falling? Stand there. Va, tokie vat. 108 laipsnių, kokias 20 minučių. Will be fine. Kepa jau 15 minučių, pažiūrėjau. Aš labai bijau neiškepti vištienos, tai tegul kepa 25. Oh my god, this is so pretty. Aš jau nebegaliu nuslėpti savo excitementą. Štai toksai patiekalas gavosi. Tuoj einame prie ragavimo stadijos. I have to reveal it to you, baby. Aš nežinau, kaip tai reaguosi, bet it is what it is now. Neperpjau. You know who this is? Kiaušinis? Yes. Viskas gerai, tu gali iškrapštyti, jeigu nori. Faršas geras. Iš pastebėjimų ateičiai. Nedėti visą kiaušinio, o supjaustyti, sumaišyti su cream cheese'u ir sūriu. Tai bus daugiau harmonijos šitame patiekale.
In general man patiko faršas, vis tiek nematėt kokius prieskonius dėjau, tai it's fine. Dėjau viską, ką turėjau. Mano vertinimas 6 iš 10. Ir va tiek visokių ingredientų mums reikės. Šiaip viskas čia žiauriai paprasta. Čia yra avižiniai miltai, čia yra kokosiniai miltai, čia yra cukraus pakaitalas, čia cinamonas ir proteininiai milteliai. O dar reikės pieno. Reikia 120 gramų miltų. Ta kokosų miltų mums reikės 36 gramų. 36. Proteino miltelių mums reikės. Kem 5. Šiaip pagal receptą eina vaniliniai arba cinamoniniai, bet aš jų neturiu, aš turiu kavos skonio. Mano mėgstamiausia. Jie jau turėtų būti pasibaigusio galiojimo, bet, nu, ir kaip ir. Kem 5 gramai. Tada mes turime 90 gramų cukraus. That's quite a lot. Ne, dėsiu 40. Aš bijau, kad bus per saldumą. Dėjau 40, iš karto spėjau. Tada pinch of salt. 3 tablespoonai cinamono. Gal teaspoon vis tik. Nu kaip faina. Da. 3. Dabar viską sumaišom. Toliau ateina man asmeniškai baisiausia dalis. Reikia įmaišyti pieną. Tai po vieną valgomąjį šaukštą per kartą. Iš viso turėtų prireikti kažkur 5-6 šaukštų, kad tešla gautųsi. Tai palinkėkit man sėkmės su šituo. No. Not sure. Pradedu daryti klaidas. Trečias. Tai darosi panašu į tešlą. Gerai. It is a dough. Finally. Jos. Bet dabar biškį bijau, kad gal per daug pieno įpyliau. Toliau dėsim į šaldytuvą visą šitą gabalą 30 minučių. Tai va taip gavosi. Eis atšaldyti, atsišaldyti, pailsėti šaldytuvą išeis. Nu ką, laikas iš šito padaryti blinelį, gal net 2.
Bet rekomendavo miltų padėti. Tai vat aš galvoju, vat jeigu per šitą darysiu, tai neprikibs. Sakyčiau, pakankamai plonas. Gal dar šiek tiek bent kraštus. Dabar reikia formą jam suteikti. Ir tada pabarstyti su cukrumi ir cinamonu. Čia viskas biškį apipurškiam. Sumaišiu dar šiek tiek cukraus pakaitalo ir cinamono. Važiuojam. 16 minučių orkaitėj, kol apskrus kraštai. Visą vakarą vakarienę darau mantui. Visą vakarą. Kadangi kepti, sakoma, iki tada, kai paruduos kraštai, tai jie parudavo. Traukiam lauk. Turi atvėsti, nežinau kas čia tikriausiai tiesiog per daug cinamono įdėjau. Tai vat reikėjo palaukti, kol atauš viskas ir dabar galima laužyti po kažkiek. Nu, jie nėra tokie sausi kaip ciniminis originalus. Čia kur feikinis cukrus, tai gal biški fainiau atrodo. Tai va viso gavosi va tiek, vat, sausų pusryčių. That is actually not bad, bet jie tikrai nėra crunchy. Bent jau ne visi iš jų. I kinda like it anyway. 6,5 iš 10. Galėjau dar biškai stipriau juos pakepti. Arba plonesnis sluoksnis jų turėjo būti. Tai not sure, bet iš principo žiauriai cool. Ir dar proteininiai. Bet cukriai. Pabandykit.